Tai kelionė yra verta knygos. Tiesiog yra kasdienybė tokia mūsų mažą reality TV show. Pradėjome mes daryti kolekcijas. Kada prasidėjo, tai čia toksai šeimos juokas yra, nes atostogas leisdavom pas močiutę. Ir ant aukšto, žemaitiškai tai reiškia antrame palėpė, antrame aukšte, buvo mūsų mirusios prosenelės rūbai sudėti. Ir mane palikdavo vieną ir aš į tuos rūbus taip įsisukdavau, išsirinkdavau sukneles. Aš tai, vaikas, aš neįsivaizduoju, man buvo 5 metai, aš vaikas tiesiog nesupratau, kokia vertė, kokie sentimentai, kodėl mano močiutė pasiliko visus tuos rūbus. Aš pasižiūrėjau Free Fabric. Ir aš taip įtariu, reikia paklausti, bet aš taip įtariu, kad aš būdama va toje vietoje kažkur tarp 5 ir 8 metų aš sukarpiau visas prosenelės sukneles. Ir labai gerai prisimenu vieną žiemą, visur iškloti kilimai ir visi keikėsi. Sako, kilime yra tiek adatų, nes aš siuvu vaikas, ta prasme, aš neįsivaizduoju, kaip aš supratau, kad reikia įsiverti siūlai į adatą, kaip visi tie dalykai man buvo suvokiami, bet aš tiesiog susikirpdavau ir aš siūdavau sukneles. Įsivaizduoju, kad 6, 7, 8 metų vaikas, ar ne? Bet tvarkos nebuvo, tai aš viską kaip numesdavau, tai man taip ir likdavo viskas, maždaug susitvarkykit patys. Tai čia buvo mano tokia visiškai pradžia ir iš tikrųjų, kur aš duodu labai daug kūdos, tai yra mano mokytoja mokyklai. Per darbų pamokas mums kažkurioje klasėje prasidėjo siuvimas. Ir dar su ta tokia mašina, kur ten tuk, rankinė mašina važiuodavo, tuk, lėtai. Pradėjom darytis lekalus, siūtis kažkokį tai sijonuką, nežinau, nei iš kur audinio gavau ir man tiesiog pradėjo labai stipriai dainuot širdis. Siela, viskas, kas ten, žodžiu, kas yra įmanoma. Ir aš per šitą darbų pamoką labai stipriai sužibėjau ir su to meto geriausia draugė Indre. Mes tada išėjom jau kažką rimčiau mokytis į dizaino studiją ir pradėjom kurti moksleivių kažkokiose tai madų, nežinau, savaitėse, šou vakaruose dalyvauti, avangardinėse kažkokiose tai vakaruose ir pradėjome mes daryti kolekcijas. Mums realiai buvo 13 metų tikriausiai, neturiu ne vienos nuotraukos, neturiu nieko, bet jausmas buvo žiauriai geras. Ir atsimenu, kadangi aš buvau iš pietinių rajonų, visada turėjau šiek tiek tokių kompleksiukų, kad su centriuku toks kitaip yra, kitoks skonis suvokimas. Ir aš atsimenu, mes dviese dalyvavom iš viso iš Varpo ir iš pietinių rajonų. Toks buvo Vaidas su Indre, Vijas, visa likusi Klaipėda. Ir jie tiek kūrybos turėjo, ta prasme, ten tryško tie kūrybos. Ir aš taip atsimenu, man toksai lyg toks nepasitikėjimo kažkoks klausimas išlindo, kad mes tiek spalvų, mes darėm tokias afroditės, mes dažėm visus modelius pačios ir mano leliukas brolis turėjo eiti, čia mama priminė. Bet va ta tokia pradžia ir kur žiauriai gerą gavau spyrį šikną, kur tiesiog pradėjau labai domėtis, nes supratau, kad skonio klausimas buvo ne ten, buvo labai daug aistros ir tada tiesiog mane išnešė žurnalai. Pradėjau domėtis, nuėjau į biblioteką, pasiėmiau visus įmanomus žurnalus, nes man atrodo pirkti aš neįsivaizduoju buvo ar ne, bet lygiai tuo pačiu metu radau ir interjerą, kas man žiauriai patiko.
Ir va toks paraleliai visada kartu jie ėjo, dizainas ir interjeras, bet lygiai taip pat aš galvoju, kad tai yra taip neatsiejama, nes tu negali gražiai rengtis ir negražiai gyventi. Ta prasme, čia tiesiog yra, turi kartu viskas būti susieta, nes jeigu tau patinka dizainas, jeigu tau patinka estetika, tai viskas kartu, kaip tu susikursi visą gerbuvį ir ūkį ir tą pačią drabužinę ir spintą, prasme, čia yra viena tokia istorija, sakykime, aš šitaip dabar žiūriu. Tai kad man tuo metu persipinė ir 15 metų tada atsimenu kažkokie jau prasidėjo, žodžiu, europiniai projektai ir aš pamačiau, kad galima rašyti projektą, kad tau kompensuotų kažkokį tai pinigėlį, kad tave dizaineris apsimtų tave mokyti. Tai žodžiu, aš norėjau būti Juozo Statkevičiaus apprentice, rašiau aš tą projektą, kažkur tai paskui numečiau, aišku, ten niekas neįvyko, žodžiu, niekaip neįvyko, bet čia buvo labai labai anksti ir viskas visada ėjo kartu. Tada atsimenu, kai jau prasidėjo klausimai stojimo, ateities, realizacijų, visiems tokie, žinai, šeimoje prasidėjo klausimai ir aptarinėjimai. Ir aš labai gerai atsimenu, kad man mama pasakė, sako, žinai, kiek tu turėsi sijonų prisiūti, kad išsilaikytum. Ir mane tiesiog taip demotyvavo. Aš įsivaizduoju, kad tai buvo labai normalus klausimas, ar ne, bet tikriausiai ne 15 ar 16 metų vaikui. Tai mane tiesiog demotyvavo ir aš ieškojau lengvesnio kelio. Tada sugalvojau, kad galbūt visai norėčiau stoti į architektūrą. Ačiū Dievui, ne. 4 metai pasiruošimo, tai aš ten tiesiog pavėlavau į tą traukinį. Ačiū Dievui, įstojau interjero dizainą. Buvo mano tema, bet visgi aš kelis metus padirbau, pajutau, kad ne iki galo mano. Ir va tada suradau tikrai tokios daug drąsos, pradėjau Resort Wear brandą Atėnuose. Ir niekada nebuvau pagalvojus, kad čia yra ne mano. Ne kartą. Inspo. Toks didelis reikalas. Kartais visai užtenka paskrolinti. Realiai mano telefone yra koks 50-60 tūkstančių skrinšotų. Kad aš sugalvoju, man pavyzdžiui yra smagu paskrolinti kokiam Pinterest'e. Aš tada prisižiūriu, užmirštu, kartais grįžtu po 3 metų, kad patiko, pavyzdžiui, kokia nors ten petnešėlė, ar ten koks ten žiauriai trumpas sijonas. Tiesiog čia yra daug visko. Tai labai nemažai žiūriu filmų ir serialų. Ir jaučiu, kad labai viskas randa mane tokioj natūralioj tėkmėj. Pavyzdžiui, mano sekėjos jau ten šiek tiek, kurios ilgiau sekamos, žino, kas man atsitiko su Yellowstone ir Montana. Su visais žirgais ir jodinėtojais, ir kaubojais, ir diržais, ir languotais marškiniais. Bet buvo čia tiesiog, aš manau, kad drabužiai jau visi, pavyzdžiui, inspo neatėjo iš, pavyzdžiui, languoti marškiniai jau yra mūsų kolekcijoje, nežinau, kokius 4 metus tikrai. Bet buvo Yellowstone'o, pavyzdžiui, ir visos Montanos ir kaubojų kultūros, man buvo toks surišimas į vieną tokį, žinai, pundulį, kur aš tiesiog mačiau tokią aiškę viziją, kuri buvo laukinė ir tiek vyrai, tiek moteris per gamtą. Man kodėl patiko ir dabar tokie šiurpuliukai nubėgo. Nes ten nebuvo iš viso miesto.
Ir tai yra visiškai apie mane. Aš gyvenu Klaipėdai, bet, ta prasme, Klaipėda yra miestas, taip, bet čia yra toks jaukus miestelis, ne didmiestis. Ta prasme, todėl aš žiauriai gerai čia jaučiuosi. Ir jūra šalia, ir mes visko tiek turim aplink daug. Ir man buvo labai artima ir, sakykime, tas pats Montanos klimatas, ir šiaurio žiemos, ir vasaros, ir žalia, ir irgi to baso gyvenimo tokio, kur, sakykime, nėra ten ko labai stipriai romantizuoti, nes tai yra karvių augintojai, kur yra tiesiog žiauriai toks nedėkingas, sunkus darbas, bet jų vizualas, tiesiog man viską surišo. Ir mes kai darėm fotosesiją rugsėjo mėnesį, 2 fotosesijas, buvo absoliučiai nieko nesukurta. Absoliučiai, mes tik paėmėm temą ir ją taip stipriai išnešėm, nes tiesiog čia toks, aš kažkur tai jau buvau pasiruošus arčiau šitai temai. Ir aš kai pamačiau, tai buvo tiesiog tiek sava ir visi tie kaubojai basi ir, žodžiu, ir visai ten tai mano filosofija labai tinka. Labai daug inspo gaunu kelionių metu. Ir tai yra tokios, šiek tiek irgi atsirenku, kur keliauju. Labai pradėjau nebenorėti keliauti didžiuosius miestus, Tai kelių paskutinių metų tos kelionės, jas nebuvo special, jas nebuvo kažkur toli, bet labiau į tokius, pavyzdžiui, keliaujam kažkokius, kur nėra labai patogu, pavyzdžiui, nusigauti ten kokią Italijoje į Elbo salą. Prasme, pati kelionė yra verta knygos, kaip ten nusigauti, bet kadangi netokia masovkė, žmonės kitokie, spalvos kitokios, man ta prasme buvo atradimas šitas brandas jų Aqua del Elba. Ta prasme, ten tiesiog ten vizualas kaip išdirbtas, aš viską filmavau, fotografavau, į kiekvieną saloje, į kiekvieną nuvažiuoju kaimelį. Ir jų tos parduotuvės, kurios tokios specifiškos, tie kvapai vasara, visa produkcija, įpakavimas, sienų spalvos, viskas tos pačios, ta prasme, viskas tos pačios spalvos, ten taip gerai. Tai ateina iš tokių mažų momentų, kur galbūt žmogus kitas eitų, praeitų, o aš pamatau, aš užfiksuoju ir aš tada galiu daug metų tą pačią medžiagą žiūrėti. Kaip, pavyzdžiui, kaip man pritaikyti, nes buvo taip gražu, aš noriu, man sukėlė tiek daug emocijų, aš noriu irgi šitai pateikti, kad atėjęs žmogus į parduotuvę gautų tokią emociją. Tai tiesiog ekstra kažkaip stengiasi, nes pamatai, ką suteikia tau. Ir grožis yra toks universalus, mes visi suprantam, ta prasme gali būti, kad galbūt Lulu Kvarbatkos ne visiems tinka, bet tiesiog kas universaliai mes galim pripažinti, kas yra gražu. Tai tokia inspo daug ateina iš tokių mažų labai dalykų. Dabar labai svajoju važiuoti į Turkiją. Bet ilgesniam laikotarpiu, 3-4 savaitėm, čia kai maždaug vasara pasibaigs, aplink rugsėjo tą 1, kai, žodžiu, viskas sustoja ir moteris, klientės rūpinasi savo vaikais, aš noriu važiuoti į Turkiją. Kai aš pasakiau savo ratui, sako, Dieve, kur tu kokiam rezortui išbūsi mėnesį laiko. Pradėjau ieškoti tokių įdomesnių vietų, pradėjau kažkokių tai paplūdimių tokių ieškoti, kaimų, kur tiesiog tokių labiau tradiciškų, kurie, nebodrumo stiliaus, kur tiesiog visi susirenka smagiai praleis laiką, bet daugiau tokių kaimų, kalnuose, kažkokiose tai olose, prie jūros, whatever.
Ir tada lindau į Airbnb, tose vietovėse ieškoti namų, ta prasme mane tiesiog išnešė. Kilimas ant kilimo, tekstūra ant tekstūros, ant tekstūros, ant tekstūros, ant tekstūros. Ir atrodo taip gerai. Ir aš supratau, kodėl aš tos Turkijos norėjau, nes aš pradėjau ieškoti tekstūrų. Aš noriu printų, aš pradedu norėti, man galbūt šiek tiek pradeda atsibosti vienspalviškumas. Gražu, viskas yra ok, ta prasme, ryškios spalvos, juoda, balta, ta prasme, viskas yra gražu, bet man tiesiog, aš jau prieš kurdama paskutinę kolekciją labai atidėliojau, bet tiesiog man buvo taip neįdomu vėl vienspalvis audinys. Tik tai mes pristatom kažkokias tai, žiauriai neskaniai skamba, bet trendinės spalvas, arba tai, kur, pavyzdžiui, ten kokia tamsiai mėlyna, kur yra visada mano kažkam tai repertuare ir, žodžiu, visada kartu keliauja. Bet man tai pasidarė nuobodu ir aš jaučiu, kad aš ieškau tekstūros. Tai vat aš į Turkiją noriu gyventi su tais kilimais, su audiniais, su tekstilė, tiesiog rasti kitokį būdą. Ir aš manau, kad jeigu mane ten taip stipriai kviečia, tai ir bus ta kelionė ir galbūt dar kita kolekcija bus dar kažkokia kitokia. Mes sugalvojam parodyti šiek tiek daugiau virtuvės. Parodyti užkulisių, parodyti kaip vyksta. Ir manęs prašot labai dažnai, kad parodyk backstage'o. Bet realiai darbe leki ir yra, kai sakau darbe, tai yra kaip ir kiekvienas žmogus dirba, mes lygiai taip pat dirbam. Ir nusistatai ribas, kad ryte reikia riboti, vakare reikia riboti, ir šeima reikalauja laiko, ir draugai, ir šuo, ir namai, ir viskas. Ir galvoju, tam backstage'ui, tai tikrai virtuviai žiauriai nebelieka laiko. Tai mes sugalvojom, kad padarysim tokį absoliučiai atskirą kanalą, kur tiesiog susikaupsim, parodysim, bet net nesusikaupsim, nes tai tiesiog yra kasdienybė tokia mūsų maža reality TV show. Tikiuosi, kad kažkas gavosi, pirmas blynas. Sakiau, kad sekančiam kartui pergalvosiu savo žodyną ir tikiuosi, kad daugiau nebepasakysiu žodžių situacijos. Tiesiog kažkaip kitaip, nes pati save girdėjau kalbant. Bet labai noriu pakviesti prisijungti. Jeigu yra temų, kurios yra įdomios, būtinai aptarsim, parodysim. Like, share, subscribe. Susitiksime kitą savaitę.